Sveiki visi, šiandien vėl apžvalgos su Dovydu. Šiandien aš lankausi VE statyboje. Judėkime. Sveiki, ar galėtumėte trumpai pristatyti jūsų kompaniją? Mūsų kompanija yra statybinė organizacija, kurie darbuojasi visoje Lietuvoje ir stato įvairius pastatus. Wow, ar kažkada žaidėte, lankėte krepšinį? Lankyti nelankiau, bet žaidžiu ir šiuo metu pats asmeniškai, tai dėl savo fizinio aktyvumo. Wow, ir klausimas, kodėl būtinai pasirinkote krepšinį, tačiau tiksliau AKA? Tikriausia įkūrėjo dėka, kadangi pakvietė prisidėti, paėmėm, panalizavom jūsų veiklą, patiko ta veikla, esame alytiškiai, todėl norim, kad Alytaus jaunimas gerai praleistų laiką sporto aikštelėje. O ko palinkėtumėte jauniesiems AKA atstovams, krepšininkams? Tai visų svajonių išsipildymo ir tų 3 raidžių, kur visi svajoja. NBA. Dėkoju, spaudžiu dešinę ranką ir mes jūsų tikrai nenuvilsim. Ačiū. Jums. Sveiki, kuo jūs vardu? Esu Saulis. Džiugu, ir ką tik aš atėjęs į VE statybą, aš nustebau, kas čia per hieroglifų lenta. Ar galėtumėte paaiškinti, kas čia yra? Na, gal pačiam atėjus tai atrodo hieroglifai, tačiau mes kiekvieną rytą čia susirinkam ir šitie hieroglifai, kaip jūs pavadinot, mums leidžia teisingai planuoti mūsų darbą, kasdieninę veiklą. Taip, kad tai ne hieroglifai, tai mūsų darbo dalis. Dar vienas klausimas, ar kažkada lankėte ar žaidėte krepšinį? Lankyti aš nelankiau, bet esu sportiškas žmogus, nors metai tie neleidžia kiekvieną dieną man žaisti ar sportuoti, kiek norėtųsi, bet kiek galima, bet ir su savo kolektyvu mes dažnai lankomės sporto salėje, krepšinį žaidžiame. Dėkoju ir linkiu nuostabiausių planų, bei kad visos jūsų komandos grupės svajonės išsipildytų. Malonu, ačiū. Jums irgi.